Grįžtant prie svorio problemų, nu, pavyzdžiui, tai pakaroklį, tai problemos, jeigu su svoriu, tai jisai sunkiai mirtys. Jeigu jam mama įdėjo gėlio, plūdą, tai iš vis problema, kaip matom, kaip išsiaiškinom, gali būti. A jeigu žmogus nori nusižudyti kitokiu būdu, ne tokiu drastišku. Nu, tai dabar yra šitas labai paplytęs tas, nu, kaip tu sakei, Paskalio, kaip tas vadinasi. Dėsnis. Hidrostatinis paradoksas. Hidrostatinis paradoksas. Taip. Nu, taigi irgi nusiperka tą hidrostatinę paradokso vamzdį. Taip. Nu, šitie saviždykai. Užsideda, ten toks ant galvos užsideda. Taip. Po to jis susiaurėja labai plona. Ilga iki trečio aukšto. Jo, ir jis su tokiu labai aukštu eina pro daugiabučius, kol pamato, kur kažkokias trečio aukšto bobo gėlės laisto. Ir jis taip prieina su to vamzdeliu, o bobo laisto gėlės ir net nepamato. Ir ten vieno lašelio užtenka. Ir tas lašelis pavirsta į hidrostatinę paradoksą, bum į galvą ir tas nukrinta. Ta boba, kur laisti gėlės, štuoti, pažiūrė, žinai, net nesupranta, kad jinai tapo žudikė. O paskui pas ją ateina pareigūnai. Čia... Boba ten televizorių, žiūrėjo, negirdi. Tada pareigūnai durį išlaužė, bėga, nu, kas čia vyksta. Ir tardo bobą. Ne, ant žemės, rankas užrakina. A kitas vienas, kol nesu halatu ir paflešina trusikus, tai su bodikamu nufilmuoja. Bet po to tą vietą paslėpia, kad nematytų. Jo. Ir tada jis sako, už ką čia mane? Sako, už agrevuotą žmogžudybę. 15 laipsnių. Gėlės laistų. Sako, kodėl 15 laipsnių? O tu sako, ką nors girdėjai hidrostatinį paradoksą? Kiek multiplieris tavo tos lašelių per tą žmogų? To išmatosim jo konuso plotį ir vamzdelio siaurumą, diametrą. Ir gaunasi, kad tu čia bus netgi gal net ir 22 laipsnių žmogžudystė per hidrostatinį paradoksą. Man sako, ko jūs iš vis čia dajabalis įkėlės? Laisti gėlės, blėt. Laišiau gėlės, bet nereikia, blėt, sakyti, ponas pareigūnė. Aš tarp kitko irgi turiu teisės. Tu turi čia savo teisės papasakosi, bet man tu biškai išsigando, nes biškai matau, kad gal advokatų vėl tas bodikama išjungi, atgal atsuko, ant viršaus vėl rašo. Kad ištrinta, kur blėt. Negali, pas jis yra užsilinta. Klientas ateina pavalgęs po vaktos, sako, jam Nevalinas mentūrus, ginklo čia, padeda, ten šitą veda čia, bodikama, čia tas faimą, tada sudaužo ir ten ištraukia tą SD kortelytę į nežiūrėt, ar jis gerai elgėsi tarnybai. O kiek reikia laiko, kad peržiūrėt? Net jeigu pastavė... Tai dirbtinis intelektas žiūri, ant prakrūtkos. Detektyviškai. Tai va, ir ta buvo, reiškia, jinai nesupranta, kad žmogžudykė, ką tapo. Ir jinai sako, kodėl jūs man kišat kažkokį inkriminuoja, kažkokį hidrostatinį paradoksą? Tai ką čia iš vis vaikinai? Sako, nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Biškai pamokas praleidai fizikos, kai buvai mokyklai. Sako, aš vis nebuvau mokyklai. Kaip čia nebuvai? Sako, pažiūrėkit, aš 12 metų gimimo. Pažiūrė, nu jo. Tokie klasių baigiai 4. Kodėl? Kur? Rokiškio... Ne, Eišiškių. Eišiškių žinamų pagalbos mokyklą. Taip, pagalbinį. Rašyti mokė? Nemoku. O ką mokė daryti? Megzti, siūti, lyginti. Žiūrėti televizorių. Sako, nu, jo, tada tai tu tikrai nieko nežinai apie hidrostatinį paradoksą? Sako, nu, va, sunaroja antrankiai, sako, va. Nu gerai, sako, to kantrius. Tada suspektas galimai nekaltas. Ten šefas girdis, kaip nekaltas. Jam reikia, kad norma būtų dienos. Nu, meluoja. Sako, nekalta moteriškė ir nu tikrai, ir kai jinai virto su chalatu, tai jinai buvo su trusikais, ne šiaip kaip šliuka kokia. Tas tikrai su trusikais, kokios spalvos. Raudonės. Tai aš sako, šliucha. Nu, tai užšliuchavoja, užadal tai. Sako, bet nėra čia jokio vyriškio pas ją namie, kuris nebūtų jos vyras. Apieškokit, sako, gerai. Jie pradeda ieškoti ir buvo važino, kad čia blogai baigsis. Nes pirmą pasitaikysi spintą, ten du su trusikais užsidengė, jūs stovi, jos meilūžiai. Sako, nu va, išsisukai nuo 15 laipsnių žmogžudystės, bet už adultai. Palauk, jeigu 12 metų gimimo, tai kiek metų? 100? Skirtumas. 100 daug. 100 aš nemažai. 900. Taip. Nu, ne 4 klasės baigėte. Tai fui, tada negalima šitą.
Nu, tai taip, aš jau, kad 2012 metų gimimo. Tada per jauna. Tai nieko tokio. Čia kaip... Ne, tiesiog tokios... Kaip Jodie Foster. Tokios gėlių nelaist. Bet tokios būtų fizika mokysis. Aš kalbėjau apie labai seną žmogų. Kada dar fizikos nebuvo. Fizika buvo visada. Nu jo, bet nedėstė. Bet Paskalis tik tai 17 amžiuje pradėjo kažką išieškoti iš fizikos. Blet, aš mačiau tokį memą. Blet, kaip jis mane sukrėtė, žinok. Meme pavaizduota. Viršui kairiai. Aleksandrijos tam Egipėtų kažkokios tos akėčios su arkliais kaip ginklas. Ten, kur dalgius prihujamdavo prie šono. Blet, karo vežimas. Sėdint jo ten toksai mumija kažkoks tai faraonas. Viršui dešiniai. Ir čia supras prieš Kristų, ten, žinai, kada atstatė tas, piramidas. Viršų dešiniai, tam pačiam lygiai atsėdi. Stovi kažkoks fermeris, Kanišas, kažkoks bibis prie arklio ir režimo. Ir parašyta 1901 gal metų. Gerai, 1800 ten galas. Daug metų po to. Jo, nebuvo automobilių. Daug degimo reikia. Ir parašyta šitą ir šitą išradimą skiria ten 1000 metų. Tada apačioj kairiai tas pat Amišas stovi prie to vežimo, tas pats copy-pastas. Ir dešinėje apačioj B2 bombardirovšikas, stealth technologija. Ir prašyta šitos du išradimus skiria jau tik tai 200 metų. Tu supranti, kad mes eksponentiškai einam iki kažkokio atradimo, pavyzdžiui, dabar internetas, tai čia iš vis pizdės, kas daros. O sėdim tokie su tavim du, pasidarė kanalą, kuris mums nekainuoja, filmuojam kamerą, kuri principė nekainuoja, pizdėlinam, ką norim. Tai gerai, kad mes tokie išpuoselėti renesansiški ir apšvietos momentą turim. O tokie, jeigu mes būtume iš tikrųjų tokie, kokiam dedasimės, tai kokiu mes šūdų galėtume prikalbėti, pripisti proto, kaip visokie Janų Tenės ir ten kiti gyvuliai. Bet tokių yra nemažai. Tai vot, ir tu supranti, link kur einam šitą. Tai tu nori pasakyti, kad dar 100 metų ir tokie, kaip mes su Stelč skraidysim. Ne, mūsų visiems pučka. Didelis civilinis karas, tarp debilų ir normalių. Įsivaizduok, aš tokį tai perfrazuoju šitą memą. Aš kovosiu už debilą. Įsivaizduok šitą memą perfrazuoju. Įsivaizduok viršų į kairiai paveiksliuko antikinis teatras, ten kur viena kaukė linksma, kita nuliūdusi. Teatras jau tada buvo, prieš dachuja Kristų gimstum. Dešiniai pirmas filmas. Charles Chaplinas. Ne, anksčiau. 19 amžiaus pabaiga. Ir šitos du išradimus skiria dachuja 1000 metų. Tada čia pat aš įdedu tau tą patį kiną ir televizorių. Ir šitos du išradimus jau skiria gal tik 30 metų, nes televizorius tavo žiniai atsirado dar prieš Antrą pasaulinį karą. Tada aš tu įdedu televizorių ir internetą. Ir šitos du išradimus skiria tik tai kiek, ten keli metukai. Gerai, ne keli metukai. 80-ais atsirado. Tada aš to dar paveiksiukas internetą ir tada rodiklėlį į didelį krūviną klaustuką. Ir kiek skiria šitas išradimas nuo to išradimo. O dar apačioje, aš tau didedu jau nedidelį krūviną klaustuką, o raudoną krūviną kaukolę. O dešinėje apačioje... Skraidančių lėkščių. Gerai. Aš bijau, kad dešinėje apačioje jau nieko aš tau nededu, nes ten nieko nedelieka. Nebent kaip filme Mama su šauktuku. Viskas prasideda iš naujo ir greičiausiai taip ir bus. O taip ir bus greičiausiai, jeigu tau įdomi mano nuomonė žmonijos geokosminės geopolitikos klausimai. Tai gerai, bet tu truputėlį į detalį. Aš atsiprašau, tu žinai, kad kiek milijonų žemėje metų yra? Dachuja. Kiek civilizacijų 1000? Apie 10 tik tais. Taip čia numanom. Iš tikrųjų nėra įrodymų. Tai va tas ir yra, kad nėra įrodymų. Klausyk, aš to toliau pasakysiu. Mano teorija yra, kad per visus tos ilgus 100 milijonų metų, kiek gyvybė Žemė yra įmanoma, jos ten nebuvo. Jinai buvo visada. Tik kas 10 000 metų, nuo ropojančio žmogaus, nuo tartalėčio, iki homo erectusų, iki homo sapiensų, ten kur tas multikas, kur eina pradžioje bežionė, paskui eina jau su jėtim žmogus, nogas su biviliu ir jis jau toks kaip mes, tai supras. Kartą gyvena žmogus. Tai vot jie daeina iki interneto
iki AI. Ir iki visų senių, kurios išmoksta naudotis. Tada vyksta, bet jie būna pasiekę tokį lygį, kad jie nenori, kad paliktų po jų pėdsakai. Tada su savo susinaikinime trina visus pėdsakus, kurį paspaudžia senė kokią nors seną Janutinę. Delete. Ir nelieka jokių pėdsakų, nes žmonės buvo pasiekę tokį lygį, mums atrodo, kaip mes dabar galėtume paslėpti pėdsakų savo civilizacijos. Bet mes prieš savo mirtį, kas vyks 5 ar 8 metų, mes jau žinos. Ir tada viskas prasideda iš naujo. Ir tokių ciklų per to 100 milijonų metų, kiek žmonių buvo dachuja. Ir nieks nesikeičia. Ir dėl to žmonės žino, kas yra ragana, kas yra baisus snukis, kas yra velnias, kas yra dievas. Ir nieks nesikeičia. Ir kartais, kai atskanda ufonautai, tai pas jos irgi jų planetų vyksta tokia pati huina. Tai jie irgi cikliškai atskanda visi kiti ufonautai. Nu, jie juokiasi. Ir mes esame vienintelė planeta visoji šitam didžiajam nepripimajam space ir pamirštą po papirčių taką, paukščių taką, kuris yra ten krapilinka palyginus su to, kas iš tikrųjų yra, kur mūsų protas, net Eizenšteinas nesuprato, kiek ten daug yra, nors biškai suprato. Tai tu įsivaizduok, mes esame vienintelė planeta, kurioje vyksta šita švilpiko diena. Supranti? Kruvina, žiūri, švilpiko diena. Ir tik tai vienintelis šitos planetos žmogus toks kaip aš, nes aš esu Dievo pasiųstas. Aš tą išsiaiškinau ir aš tą pasakiau. Nors aš vis savo pats prieštarauju, nes tokių kaip Alikų aš buvo kiekvieno tos civilizacijos pabaigoje, toks bedantų bibis, kuris pasakydavo, kas tai yra apie visą šitą, pasakydavo, ir tai būdavo signalas, kad jau dabar reikia susinaikinti. Jo, bet niekas neklausydavo tave. Niekas niekada neklausydavo. Ir niekam iki manęs, kadangi aš turiu tokią privilegiją būti šalia tave, kai tu šitą pasakai, niekam nedaeidavo, kad vat ką dabar turim padaryti, tai viską šitą užrašyti ir kažkaip labai gerai pakavot, kad po to vis tiek surastų. Aš tau galiu pasakyti, kaip būdavo. Bet gerai, kaip pakavot kažkokią kapsulę, kad šitą informaciją nueitų tam sakančiam ciklui. Turiu atsakymą. Kodėl anksčiau to nedaryti? Tai pasakysiu. Ten būdavo ne aš, ten kitas. Tai taip. Žiūrėk, supratau tą mintį. Aš tau atsakysiu, kaip būdavo. Kiekvieno to 10 000 metų civilizacinio ciklo nuo akmens amžiaus iki senių internetinio amžiaus, vadinkim šitą amžių šitaip. Ne ten bronzos, ne geležies, o senių amžius. Atsirasdavo toksai, kaip aš, šviesolis, kuris parašydavo ant vieno A4 lapo, kas yra ir ką padaryti. O padaryti reikia tik tas senės išnaikinti. Ir viskas. Arba neleisti jiems prieiti prie interneto. Ir nuskaitmenuodavo, papyrusindavo, visom įmanom ir flešikas, ir flopikas, įkišdavo į tokią bronzinę dėžutę. Matyt, nepakankam. Ir kiekvienai kai vykdavo branduolinis holokaustas, nes seniai paspausdavo mygtuką susinaikinimo civilizacijos ir jos pėdsakų, tai buvo branduolinis dalykas. Ta dėžutė išgyvendavo, nes jinai dar švynas būdavo, nebijo radiacijos. Jinai buvo gerai pakavota, kiekviena tokia civilizacija. Ją surasdavo kitos civilizacijos kažkoks akmens žmogaus bibilas, žaisdavo ten su ja, nesuprato, kas yra, bet tada prasidėdavo jau tas civilizacinis, jau kai žmogus tapo homo sapiens, ten visokie egipėtai, kur tarp Nilo ir pabradės, kur gyvena, kur ten labai, kur nieko neveiki, bibių valio ir tau plaukia maistas ir bananų skini, kiek nori. Ir jie tada iš to achujelinimo išprotėjo ir pas jos buvo vienas toks faraonas, kuris rado tą ir paklausė savo žynio, kas čia yra. Ir žynys kažkokį būdu atsuko, žiūri. A4 lapas. A4 lapas, čia flešiukas. Sako, aš čia nieko nesuprantu, susukat, gal užsukat. Palaukim kitų kartų, sako. Tegul sužino. Bėga laikas. Tada prasideda baisiausi dalykai žmonijos istorijoje. Šitą dėžutę suranda fariziejus Šapas, judėjai. 29, 33 metais mūsų eros. Jėzus ten jau ant mirties ribos. Populiarumo viršūnė. Ir fariziejus Šapas, tą atsukęs, supranta, kažkokiu būdu. Jis yra nežemiška būtybė. Ir jis supranta, kad čia yra kelias į žmonijos nesusinaikinimą. Taip. Ką jis padaro? Jisai nubėga pas Jėzus, parodo, kad Jėzau, turiu ką. Taip jis tai padaro.
Žinai, kokios reakcijos jis susilaukė? Eik tu nahui. Čia aš karalius. Tu worshipinsi tik tai mane, o ne kažkokią dėžutę. Eik tu nahui. Ir jį dar... Ir atiduok dėžutę. Paima Jėzus dėžutę. Ir tada Jėzus pasibaigė, nes pavalgo vakarienę su išdavyku. Ir kitais, kurių turbūt gal ir nebuvo, bet tikėkim, kad buvo. Kur dėžutė? Dėžutė pas Jėzų ir jis ją įsidėjo į savo to chalato kišenį pamiršo, apie jam buvo tik gražiai, jis nesuprato. Jis kad ir Dievo sūnus, bet ne Dievas. Jis toks kaip pulkininkas leitenantas, jeigu Dievas yra pulkininkas, tai jis pulkininkas leitenantas. Ir jis su tą dėžutę, ten jį nukryžiauna ir viską, ir ta dėžutė pradingsta. Ir tai įvyksta vėl ta civilizacija iki 2029 metų, 27 su Rusijos puolimu viskas bus. Tai mes darom tą dėžutę ar ne? Su tavim dabar. Aš jos dabar neturiu, aš nežinau, ką parašyti. Ašgi žinau, ką parašyti. Bet manim nepatikės, tavim to labiau. Aš manau, kad problema buvo, kad ta dėžutė labai maža. Tai toj dėžutė, pagaliau mes kai žinom, reikia parašyti. Farizėjų šapai. Nelies dėžutė. Ne, tu kaip tik neduok Jėzui jo. A tada Farizėjų šapas galvos, man per didelį atsakomybę. Gerai, Jėzui neduosiu. Tai pasidėsiu pas save. Ir nieks jos neranda ir nežino, kaip išgelbėti civilizaciją. Užburtas aš tai galvoju, kad dėžutė turi būti labai nepatogaus formato. Kažkokia didelė, kad ją, jeigu randytų... Kaip prieš tankinis įdės. Dėra ką daryti su jų. Ir per tūkstančius... Bet kam tu ją parodys? Net Jėzus nesuprato. Ne, jinai pragulės kažkokiose piramidėse Egipto. Po to vis tiek jau tokiam, kaip dabar, amžiui atras, kur normalus mok, kur lazeriai yra, kur pjūklai. Ir tada perpjūs. O, blės, ką daryti? Ir suprast. Jau per vėl. Ne, senis jau internete. Ne, dar iki, jeigu randa. Nu, pavyzdžiui, kaip dabar aš... Tai tada jie randa ir sakys, kas yra internetas. Bet mes dabar esam tame laike. Taip, bet mes su tumi net nežinom, kad mes esam tik tai šitam laiko tekmės taškelėje. Nu, bet mes, jeigu dabar sunaikinsim senis, tai liksim. Tai tu čia jau labai gerai nori, čia tu jau Nolano filmą rizgi. Aš už, tačiau ką kaip padaryti? Tai lygiai taip pat kaip ir ateities tas žmogutis. Irgi perskaitys, kad reikia panaikinti senis. Kaip panaikinti senis? Tas pats. Mes dabar esam šitoj situacijai. Tai dabar aš siūlau mums sugalvoti, kaip panaikinti senis. Nu, gerai, sutinku. O kiek senių yra pasaulyje? Nuošimčiais tai daug, o absoliučiais skaičiais tai legionas. For they are many. Jos, ne, čia gerai, čia gi ne Dievo darbas. Čia Dievo su šėtonu.